Ai, aš turiu paspaust tokį. Tada. Dieną, Labas, mėly, Ieva. Labas. mėly ir mūsų tėveliai, tie, kas žiūri gyvai įrašą, bet dabar pirmadienis, 10 valanda, yra didelė tikimybė, kad galbūt kažkas peržiūrės mūsų įrašą vėliau. Bet labai džiaugiuosi turėdama unikalią galimybę pakalbinti savo srities specialistę, ugdymo coachingo specialistę bei psichologę Eleną Šmitienę. Ji Jau. pabandys mums atsakyti į turbūt šių dienų rūpimus klausimus, ypač kalbant apie nerimą ir nerimo kartą. Toks man netgi ir žodis nerimo karta auganti skamba bauginančiai, bet na, turim, ką turim ir turim tam pasiruošti ir galbūt užbėgti kaip tėvai įvykiams už akių. Tai Elena, labas dar kartelį. Labas, Ieva, labas visiems, kurie rinkotės pasižiūrėti ir susitikti su netokia jau ir džiuginančia tema, bet kartu tyliai esančia tema. Ir manau, kad tai yra rimtas dalykas. Ir labai gerai, kad suaugusieji, ypač ugdytojai, tiek tėvai, tiek ir labai tikiu, kad ir mokytojai, mato šitą temą ir jiems rūpi, kaip jaučiasi mūsų vaikai, nes su nerimu jau suaugusiam kaip sunku tvarkytis, o ką jau bekalbėti apie vaikus, kurie auga, šiandien auga, čia ir dabar auga ir nesvarbu, kiek tam vaikui metų, ar jis į 10, ar jis 14, ar 17, 18, bet tai yra mūsų vaikai, kurių, emocinė sveikata yra be galo svarbi tam, kad jie galėtų, iš tikrųjų džiaugtis tą gerovę, kurią sukūrė jų tėvai. Mhm. Tikrai taip. Matau, kad turime keletą žiūrovų, tai pakviesiu rašyti klausimus į komentarus, jeigu bus klausimų, aš matysiu ir galėsim galbūt čia iš karto ir atliepti. O pradžiai tada turbūt ir paklausiu, ar net ir paprašysiu, kad plačiau papasakotum, kas ta nerimo karta. Nerimo karta, labai įdomus dalykas, jog yra siejama su visiškai šiuolaikiniais dalykais ir kaip tyrinėtojai ir mokslininkai kalba, tai kalba apie tai, jog su technologijomis labai susijusi problema, nes visiškai persikeitė vaikystės eiga, sakykim taip, kalbant apie pasaulio pažinimą, apie savęs pažinimą, apie bendravimą vienas su kitu. Ir tai labai siejasi su technologinė pažanga, kuri, va taip į mažus ekranus sudėliota, į mažesnius, didesnius ekranus sudėliota, bet yra kiekvieno mūsų šeimoje, mūsų kiekvienoje kasdienoje ir neatskiriamai nuo vaikų lygiai taip pat. Tai kuo išmanesni darėsi ekranai, tarp 2010 ir 2015 metų buvo pastebėta, jog auga vaikų nerimas, augančių vaikų ir paauglių nerimas. Ir kuo jie labiau įsitraukė ir kuo daugiau laiko praleido prie ekranų, tuo nerimas darėsi didesnis. Be abejo, mes kaip suaugusiai labiausiai pamatėme vaikų nerimą ir vaikų emocinės sveikatos problemas per pandemiją, kuri įvyko čia prieš 5-4 metus, nes tai nebuvo taip, kad per vieną mėnesį viskas įvyko, ugdymo įstaigos tai juto bent 2 metus. Ir kaip ten bebūtų, tai tikrai tenka susidurti su pasiekmėm tos kartos, kuri tuos 2 metus turėjo kažkokią augimą, kuris buvo raidoje reikšmingas. Tai reiškia, kad formavosi savarankiškumas tam tikras, formavosi bendravimo dalykai, asmeninis savęs toks vedimas per dalykus, nes reikėjo lankyti pamokas sėdint prie ekrano, reikėjo atlikti namų darbus, reikėjo tvarkyti su tuo, kas vyksta namuose, nes
buvo ne tik vaikai, bet ir tėvai kartu uždaryti namuose. Tai buvo sunkus laikas, tačiau po to laiko kažkaip liktai atrodė, kad va, sugrįžo vaikai į mokyklas, viskas pradėjo vėl įprasta vaga plaukti, bet nerimas nedingo arba emociniai sunkumai išgyvenamos depresijos kartais, nu, arba tokie iki depresiniai momentai vaikų augime jie nedingo ir, na, dėja, bet tiek mums kaip psichologinės ir psichinės sveikatos specialistam, tiek ir tėvam kelia rūpesčių, kas vyksta su vaikais. Tai ko gero mums pirmiausia reikėtų suprasti, kas yra nerimas, ar ne? Nerimas nėra stresas, nerimas nėra baimė, nerimas turi truputėlį, na kitokį, kad tai nėra tas pats, kas baimė, tai nėra tas pats, kas stresas. Tai jeigu mes suprantame baimę kaip dalyką, kad aš bijau konkretaus kažkokio pavojus, susitikau su piktu šunim ir man iškilo, na, tikrai didžiulė baimė, ką dabar su tuo reikės daryti. Tai labai konkretus objektas, kurio aš bijau. Arba aš bijau laukiančio egzamino. Nu, nepasiruošiau taip, kaip norėčiau, ar ne? Netlikau kažkokių dalykų ir tikrai jaučiu baimę. Tai labai aišku, kas manęs laukia, nes va čia teks susidurti su egzaminuotoju, kažkokie klausimai bus užduoti, nebūtinai egzaminas, gali būti tiesiog kontrolinis arba kažkoks atsiskaitimas, bet aš žinau maždaug, kas manęs laukia ir tai yra jau konkretus pavojus. Tuo tarpu stresas tai vėlgi yra tokie įvairūs dalykai, su kuriais mes susidurėm kasdien. Na, kažkas nutiko, ištiko čia ir dabar ir kyla stresas su viskuo, kas organizme ir turi darytis, kada ateina stresinė situacija. O nerimas tuo tarpu yra toks įsivaizduojamas pavojus. Aš galvoju, kad galėtų būti kažkaip. Ir tai, kas vyksta mano galvoje, man ir kelia ir stresą, ir baimę, arba kitaip tariant, visus tuos hormonus, kurie ir ateina ir vyksta mano kūne, jaučiant nerimą, kuris yra apie įsivaizduojamus dalykus. To nėra, tas dar nevyksta, kaip galiausiai parodo gyvenimas, greičiausiai ir neįvyks, arba įvyks kažkokia labai maža dalis to, ką įsivaizduoju. Bet iš tiesų baimė, kad tai gali nutikti, sukelia viską organizme nuo visos streso hormonų puokštės išsiskleidimo ir tokio ilgo nuovargio, nes įsivaizduokim, jeigu aš nerimauju ne dieną, ne 2, ne 3, o savaitėm dėl kažko, kas gali nutikti. Tai kadangi atsitiko taip, jog mūsų vaikai tikrai daug laiko praleidžia prie ekranų ir ten jie yra, didžiuliam informacijos sraute, kuris nuolat pliūpsniais eina į juos ir jiems belieka tik kažkaip su tuo būti, tai nerimo tikrai yra nemažai, kiekvienoj jų dienoj, kas kartą, kai jie įsijungia ekraną, nes ir tie notificationai ateinantis apie tai, kas parašė, ar palaikino, nepalaikino, buvo peržiūra, nebuvo peržiūros, kiek to surinkta. Ir šitai tikrai vaikam kelia daug nerimo, nes jie nežino, kas bus. Ir šalia, žinote, įdomus dalykas, kad ir tėvams kelia nerimą, nes tėvai neaugo su technologijom, neaugo tokioj aplinkoj. Jie augo visiškai kitokioj terpėj ir pasaulį, ir viens kitą, ir save pažino visiškai, kitaip. Ir tai, kas veikia jų gyvenime, jau dabar nebeveikia. Ir natūralu, kad ir tėvai gyvena su tam tikru nerimu, kuris ateina irgi tuo pačiu naudojant technologijas. Arba ne tai, kad naudojant, bet jos tokios kasdienė dalim tapę. Ir retas, kuris suaugusiais, kai jau atvirai pasikalbam, neprisipažįsta, kad jo, man su telefonu viskas gerai, aš neturiu jokių problemų ir man jis netrukdo. Tai tie, kurie sąmoningai žvelgia į gyvenimą, į savo kasdienybę, į savo, tuos dienos rezultatus, kaip pavyko su sveikata, santykiais, su darbais, su, poilsiu tinkamu ir atitinkamu,
Tai neretas pasako, kad tikrai telefonas per daug iš manęs paėmė, ar tai sveikatos, ar tai energijos, ar tai tiesiog laiko, kurį galėjau skirti galų gale nebūtinai savo, bet savo vaikams kokybiškam pabendravimui. Tai būtų taip. Tai kalbant, grįžtant prie tokios nu visiškai fiziologijos, ilgas nerimas vis dėlto organizmą įveda į tokį kovok ir bėk būseną, kurios iš principo nu, nėra to šuns ar ne, nuo kurio aš turėčiau bėgti. Nėra to atsiskaitimo, kuris va čia atėjo, pasibaigė ir išėjo. Man taip pat prieš šitą laivą šioks toks stresiukas buvo, bet tai nėra nerimas. Aš žinau, kas manęs laukia, žinau, su kuo susitiksiu, žinau, kad tai prasidės ir tai baigsis. Tuo tarpu nerimas, su kuriuo gyvena žmogus, tiek jaunas, tiek ir vyresnis, neaišku, kada baigsis. Atrodo, kad jis niekada nesibaigs, nes tai, kas ateina iš aplinkos, niekada nesibaigia. Bet nepaisant tos aplinkos dar yra ir kitas dalykas. Kai aš atsitraukiu nuo ekrano, ten vyksta gyvenimas. Ir jeigu tėvai įsijungia žinias ir paklauso jas, ten irgi yra nerimo, nes daug nežinios, nes daug įvairiausių dalykų. Tai ir laikotarpis labai sudėtingas, jau kalbant ar ne apie tiesiog gyvenimą, bet kartu ir be abejo kaip ir pavadinai Ieva, nerimo karta, jinai neatsitiko savaime. Tai yra nuo tos pasikeitusios aplinkos, kurioje mes šiandien gyvename. Taigi, aš tiesiog užbaigiant, ar ne, kaip atpažinti, kas yra nerimas, kad tai yra ir hormonai suveikiantis, tai kortizolis, adrenalinas labiausiai. Reikėtų dar atsiminti, jog ir tos mintis, kas bus jeigu, tai irgi priklauso nerimo, sakykime, anatomijai. Ir toks nuolatinis tarsi budravimas ir kontrolės praradimo jausmas. Aš nežinau, ką daryti. Ir kartu būdrauju nuolat, kad o kas dabar bus, o kas dabar bus. Ir vis nuolat tos mintis, kurios stiprina tą mano nerimą. Tai šitai yra svarbu ir, žinote, kalbant apie vaikus ir paauglius, tai yra labai svarbu, kad jauno žmogaus smegenys vystosi maždaug iki 23-5 metų, ten priklausomai ir ne kokios struktūros, bet jos bręsta ne tai, kad 18 gavau pasą ir jau brandus, toli gražu ne. Ir pas paauglius emocijų centras yra labai aktyvus. Todėl jų tos emocijos yra daug ryškesnės ir jie lygiai taip pat ir džiūgauti gali, taip ryškiai ir tikrai matosi, kad išgyvena ir laimės pildos akis ir visai veidas šviečiantis ir ta raiška netokia kukli kaip pas suaugusiuosius ir lygiai taip pat ir visos kitos, tos sunkių emocijų reakcijos jos irgi yra stipresnės ir tai gazdina ir pačius paauglius taip pat. Jie nesupranta, kas vyksta su jais ir jiems, dėl to labai esame svarbus mes kaip suaugusieji, kad juos palaikytume ir padėtume jiems išbūti su tuo. Tavęs paklausant, tokią net sceną susidėliojau. Vaikas mokykloje, tėvai darbe, vaikas grįžta iš mokyklos, tėvai vis dar darbe, tada grįžta tėvai namo, vaikas galbūt į būrelį išeina. Atrodo visiškai įprastas, kasdieninis, rutininis gyvenimas. Tėvai ten ruošiasi vakarieniai, vaikas grįžta iš būrelio, kažkur kažkas pavalgo, tada visi džiaugiasi vakaru, išsiskirstę po skirtingus kambarius, nes kiekvienam reikia to laiko savo. Ir kaip pastebėti, kokie simptomai rodo, kad vaikas turi nerimo, kur kasdieniniai buitį aš lyg ir nepastebiu? Labai geras klausimas, nes iš tiesų nerimą mes kaip suaugusiai pamatome jau, kai jis yra, iki panikinė stadija arba jau ir panikos atakos. Ir tada labai mus išgąsdina, labai jau nebeaišku, ką čia su tuo daryti ir kaip čia tvarkyti su šituo. Tai pirmiausia yra pirmasis dalykas, tavęs beklausant, tu taip gražiai sudėlioji tą vizualą, kas matosi, ar ne, iš tos tiesiog kasdienio mūsų gyvenimo. Ir mano pirmoji mintis - pabūti daugiau su vaikais, tiesiog leisti laiko daugiau kartu bendraujant ir gal kartais atsisakyti to
laiko savo, nes vaikai, kaip ten bebūtų, jie išeis ir gerokai mažiau tada su jais bebus interakcijų ir bendravimo ir pokalbių. Ir, nu, va čia su tokiu pasvarstymu, kad tai yra baigtinis dalykas. Bet grįžtant prie tavo klausimo. Tai dirglumas, toks dažnas dirglumas, jau reikėtų matyti jį. Nepastovę nuotaiką, perdėtą jautrumą, kritikai, perdėtą tokį sureagavimą į kartais net nėra kritikos, regis, niekas nenorėjo kritikos pasakyti, bet jau vaikas sureagavo, jau jisai, na, turi tos tokios emocinės raiškos. Pastebėti žodynę, ką vaikas sako, klausytis, ką jisai kalba, jeigu ten gali būti ženklo apie nerimavimą dėl mokyklos, dėl draugų, dėl savo ateities. Gal ta ateitis yra tik viso labo ši savaitė, bet jeigu vaikas ne vieną kartą jau man apie tai pasakė, jau antrą kartą kalbant, jau reikėtų girdėti. Ir tai nereiškia, kad kažkaip, na, pulti ten jį kamantinėti, bet tiesiog išgirsti apie ką, kas yra su juo ir jam dabar šiuo metu svarbu ir kas jam kelia nerimą. Kitas dalykas gali atsirasti, na, va toks vengimas. Vengimas kažkokių dalykų, kurie ir kelia vaikui nerimą. Gali būti galbūt mokykla, gal draugai, gal kažkokie užsiėmimai. Gali būti gal kolektyvas netinkamas. Vat paminėjai būrelius ir tikrai gali būti būrelis kaip toks dalykas, kurio ten vaikas neformaliai gali mokytis, super, nes vaikui patinka, bet kolektyvas ne tas. Ir jeigu kolektyviai yra kažkoks žmogus, kuris, na, sukelia ar ne nepatogius ir na, tokius tikrai stiprius jausmus, ir vaikui sunku su tuo tvarkytis, gali ir čia pasireikšti nerimas. Kitas dalykas, jeigu vaikas pradeda labai nuo tokios kontrolės laikytis, bet tokios kažkokių ritualų, kažkokios savo tokios labai griežtos tvarkos, kur jau niekur ten į šoną pajudėti nebegali. Arba, na, tokio jautrumo klausinėjant, ar viskas bus gerai, ar na, tokio tikrai va tokio jautraus, nuolatinio įsitempimo apie tai, kaip čia dabar viskas bus. Tai ir į tą reikėtų atkreipdėmėsi. Jeigu įvyksta kažkokie staigus pykčio ar gal netokie panikos, ne panikos, net nežinau kaip čia išsireikšti, tokie proveržiai, kurie, na, jums patiems kaip tėvams kelia susirūpinimą, jūs nežinote, kas čia yra. Tai nereiškia, kad kažkaip napulti tą vaiką pagriebus jau pas specialistus nuneš, bet tiesiog pabūt su to, kas vyksta. Pasidomėti, apie ką čia dalykai darosi. Nenusigaskite, jeigu paauglys pasakys, aš nesuprantu, kas yra. Ne visada mes, na, ir kaip tėvai turime turėti atsakymus į tai, ką tu jauti vaikę, su kuo čia eini per gyvenimą, kas vyksta. Gerokai svarbiau, kad mes padėtume išbūti tame nepatogume. Jis suprastų, jog ir taip gali būti, bet ir tai praeis. Arba tai galiausiai mes rasim kažkokį sprendimą, būdami visi kartu. Nes, na, tikrai gyvenant šiuolaikiniam laikotarpyje, šitam gausos amžiuje, deja, bet norime kažkaip viską labai greit sutvarkyti, labai greitai sprendimus atrasti, greitai patogiai susidėlioti dalykus. Bet gyvenimas nėra vien tik tais technologijos ir vien tik tais nupirkti kitą paslaugą, kuri išspręstų man problemą. Gyvenimas yra ir apie netektis, ir apie nesėkmes, ir apie klaidas. Ir tai nėra patogus jausmai ar patogios emocijos. Ir didelė dovana arba, na, didelis indėlis tėvų, kada tėvai padeda išmokti su tuo išbūti. Ramiai tiesiog ištverti tą nepatogų, nemalonų, kartais emocinį sunkumą ir skausmą, kartais kažkokia netekti. Ir gali būti nebūtinai, na, mes visą laiką netektis, tai ten žmogaus kažkokio artimo netektis.
Bet netektis yra ir draugas persikraustė gyventi ar išvyko kažkur. Ir tai yra jau netektis. Netektis gali būti, kad, na, kažkoks labai labai brangus, mylimas ir emociškai, na, va, esu prisirišęs prie daiktų ir jo netekau, va, neliko jo. Ir tai gali būti netektis, su kuria reikia susitvarkyti. Tai visi šitie jausmai ir žmogaus patiriamos emocijos, jos yra reikalingos, jos yra svarbios ir ramiai su jomis išbūti irgi yra labai svarbu. Bet grįžtant dar prie to, kaip tėvai galėtų atpažinti, kiek čia yra nerimo ar dar ne nerimas, tai vis dėlto ir į fizinius požymius verta atkreipti dėmesį. Gal pernelyg dažnai skauda galva, gal pykina, gal pilvo kažkokie nepaaiškinami skausmai, miego sutrikimai. Mhm. Jeigu miegas sutrinka, negali ilgai užmigti arba jautriai, itin jautriai miega, prabunda per naktį ir na, iki tiek, kad reikia išlipti iš lovos ir pasivaikščioti ir jau tokio užmigimo nebėra. Vėl greito po prabudimo, tai į tai irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Kitas dalykas, ilgai varginama nuovargio tiek suaugusiai, tiek lygiai taip pat ir vaikai, jie jaučia fizinį nuovargį. Tai tą reikia atkreiptėmis, kad jeigu esu be energijos, na, trūksta ar ne jėgų, tai tai irgi galėtų būti kaip požymis, ar nėra čia ilgai užsitęsusio nerimo, kuris trukdo vaikui, na, sveikai, normaliai augti. Kas dažnai gali suklaidinti tėvus. Mhm. Kad, sako, čia viskas. Paauglystė. Taip, tikrai taip, puikiai, Ieva. Labai dažnai nurašant paauglystės, kad čia tiesiog praeis, savaime kažkaip išsispręs, va, užaugs ir nebeliks. Gali būti nurašoma ant tinginystės paauglio. Nu, iš čia tingi, arba ji ten tingi ir jis kažko nenori. Kitas dalykas gali būti, na, tokiom emocijom užmaskuota, atžagarumu, tokiu apatija, gal kaip tik užsidarimu ir užsisklendimu, arba tokiu pykčiu tiesiog, kuris, na, nešiojos tą pyktį ir per pietus piktas, ir vakare piktas, ir te pabudau vėl piktas, nes paprastai pas paauglius turėtų kaip ir keistis tos emocijos ir jos, vat, kaip ir sakiau, ryškiai išgyvenamos, bet jos turėtų per dieną, patiriant įvairius dalykus, jos turėtų kisti. O jeigu visą laiką ištisai kažkokiame tokiam piktume, užsisklendime, reikėtų pamatyti tai ir nepalikti vaiko vieno paties su tuo tvarkytis, nes kaip bebūtų, ugdytojai turi daugiau patirties, o tos, kaip aš sakau, šitoj planetoj gyvenant daugiau metų, duoda daugiau žinių apie tai, kaip čia ką daryti ir kaip su tuo tvarkytis, o vaikai, na, turi kiek? 13-14 metų patirties prieš tėvų, ar ne? Mhm. Gerokai daugiau metų turimą patirtį. Tai būtų va tokie pagrindiniai dalykai, į ką reikėtų mums kaip ugdytojams atkreipti dėmesį. Taip, dar toli nepabėgant nuo tų visų pasakojimų, nes irgi labai nurašymus tam paauglystėm ir kitiems dalykams, bet yra tai, kur mes atrodo lyg ir pastebim arba tikrai esam, na, atsakingi tėvai, matom, kad kažkas vyksta negerai, mes bandom prakalbinti tą vaiką, bet vaikas nekalba ir sako, mama arba tėti, viskas čia normaliai, išsispręsim. Arba nelysk, ne tavo reikalas, arba išvis net nekalba. Tie trumpi atsakymai gerai, normaliai, standartiniai. Tai fizinis pojūtis mes turbūt jį galim identifikuoti, nemiegą, kažkokį tai naktį vaikščiojimą, bet vat kada yra ta emocinė dalis, kur vat kaip mes lyg ir nurašom, kaip vat paklausti to paauglio, kad jeigu jis niekada nešnekėjo, kaip jį prakalbinti, bent užčiuopti tą, kad aš kaip tėtis, mama nubėgsiu pas specialistą, pasitarsiu, bet va tas pirmas žingsnis, ką tėvai turėtų padaryti, kad prakalbinti. Tai šitas iššūkis tėvams nesikeičia nepaisant technologijų. Ir apie tai, ką daryti, kaip prakalbinti savo paauglį.
buvo iššūkis ir tėvams iki šito technologinio proveržio, kuris atėjo su išmaniaisiais įrenginiais. Paauglys labai tyrinėja, ar galiu atsiskleisti ar ne. Ir jis tikrai pasižiūrės, ar aš savo sunkumą galiu šiandien pasakyti mamai ar tėčiui. Mhm. Kokios jie nuotaikos, o su kokiais rūpesčiais jie yra parėję. Nes paprastai tėvai pareina ir yra tirada reikalų, kas nepadaryta, padaryta, nespėta, spėta, praleista ir taip toliau ir panašiai. Yra dar šeimos rutinos dalykai, kuriuos irgi reikia susitvarkyti, susidėlioti tam, kad čia mes kažkaip fainai visi galėtume gyventi. Ir paaugliai dažnai patyli. Ai, sako viduje, ne dabar, ne laikas. Tai viena iš tokių smagių technikų yra leisti laiką su savo paaugliu. Mhm. Ir vieno amerikiečio psichologo knygoje teko skaityti, kaip jis savo vieną iš 4 vaikų pasiimdavo valgyti picos į miestą. Mhm. Ir toje knygoje dalyjasi apie tai, kad 2 valandas valgėm picas ir jau automobiliu grįžinėjant prie namų, paskutinę minutę, jau ten paskutinėmis minutėmis grįžtant į namus, mano sūnus pradeda dalintis dalykais, kurie iš tiesų yra svarbus. Apie santykius su klasiokais, apie tai, kas jam pačiam kelia nerimą. Ir man tai yra labai graži iliustracija apie tai, kiek reikia laiko, kol vaikas atšils ir supras, kad dabar galiu dabar dalintis, pasakoti. Tai santykis su vaiku yra, ko gero, svarbiausias dalykas, ką mes kaip tėvai ir ugdytojai į ką turėtume investuoti savo laiką. Žinias jie susirinks. Nes dabar žinių prieinamumas yra toks paprastas dalykas tapęs. Bet kaip su savim būti, kaip su kitu bendrauti, nes vis dėlto esame socialios būtybės, nebus kitaip, mums kito žmogaus visada reikėjo ir reikės, net ir didžiausiam intravertui reikia kito žmogaus. Tai kaip tą ryšį dėliotis, va čia yra esmė. Mes gyvendami tokiom ne tik gausos, bet ir skubos amžiuje, norime ir santyki greitai sukurti. Atėjau, nu tai kiek ten? Esu girdėjęs, kad 20 minučių vaikui, ar ne per dieną? Nu, greitai. Va, kol supjaustysiu šitas morkas, salotas kol suruošiu, greitai mes čia pasikalbam apie tavo reikalus. Tai jeigu šitokiu tempu, tai greitai apie paviršium ir bus nuėta. Jo, viskas normaliai. Stoviugi, pjaustau kartu tą morką, ko dar nori. Ir atrodogi puikus ryšys, aš su vaiku gaminu vakarienę. Tikrai taip galėtų būti. Mhm. Vienas dalykas. Kitas dalykas - būti atviresniais su savo vaikais, ypač paauglystėje. Man pačiai vis dar nustembu kas kartą, kai atvirai pasipasakoja apie savo paauglystės nesėkmės savo vaikams. Ir kaip jiems pakyla antai, rimtai? Tau tai buvo, ta prasme, tu galėjai kažkada susimaut. Tai jeigu jūsų vaikas nekalba apie susimovimą, o jūs nutokėt, kad plemba, gal ten yra kažkokių reikalų, visai yra prasmė kartais gal net iš lempos pasidalinti dalykais apie tai, kas jūs neramino tais laikais, kai buvote jų amžiaus. Tai, kas nepavyko, tai kur stengiatės ir susimovėt. O kaip pavyko sutvarkyti dalykus. Ir kartais atrodo, nu ką ten vaikiški dalykai, ar neapkalbėjo, nepasakė, nebebendravo 3 savaitės, paskui vėl bendravo, ir man tai buvo nieko tokio. Ne nieko tokio. Mhm. Nes jeigu prisiminti, kaip tuomet jautėtės tas 3 savaitės, kas tada vyko su jūsų gyvenimu, maža to, kas įvyko jūsų viduje,
kalbant apie supratimą apie save, kodėl su manim nesikalbėjo, kodėl mane atstumė, kodėl mane apkalbėjo, kodėl su manim nesažiningai pasielgė, kodėl pasinaudojo mano kažkokiais dalykais. Ir jeigu vaikas neturi apie tai, su kuo pasikalbėti, yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga ir tada nuo to kuriasi ir savęs supratimas, savivertė, pasitikėjimas savimi. Tai morką supjaustyti yra viena, bet ką prie tos morkos šnektelti ir apie ką pasikalbėti yra prasmės. Ir nebijoti, ne apkalbėti, bet nebijoti pasidalinti ir apie tai, o kaip matot kitas šeimas, kitus paauglius, kas jūs įkvepia. Arba kas priverčia stabtelti ir susimastyti, o mes tai taip nedarom, o kaip jiems va pavyksta? Geras. Ir aš gal norėčiau sekmadieninių pietų, prie kurių sėdėtume be jokių ekranų ir tiesiog leistume laiką. Kas tarp kitko, kalbant apie nerimą ir kaip tvarkyti su nerimu, tai šeimoje esantis ritualai, kas tai bebūtų, bet jie labai padeda, tą nerimą mažinti ar jį išsklaidyti, nes vaikai žino, kad norim, nenorim, bet kiekvieną sekmadienį reikės pas babą važiuoti valgyti ant tų kotlietų. Tai tie babos kotletai gali labai stipriai, padėti stabilizuoti tam tikras vidinės struktūras, nuraminant ir žinant, kad savaitė, kai praeis, tai vienas dalykas tikrai bus tas, kuris nepajudinamai vyksta mūsų gyvenimuose ir mūsų šeimose. Tai COVIDas buvo geras etapas pasimokyti tų mažų raminančių ritualų, kas yra beje reikalinga ir kiekvienoj mūsų dienoj. Labai toli nenoriu pabėgti, nes labai noriu paliesti tokį momentą, kai palietei kitas šeimas. Ir aš tikrai turiu savo tarpe labai daug pažįstamų, kas augina paauglius. Ir žinai, kaip yra, daug labai diskusijos apie kurti ryšį su vyru, kurti ryšį santykėje šeimoje, nes vaikai kažkada išeis, o kai jie išeis, kas tada bus su mano ryšiu. Ir tikrai turiu šeimų, kurios vaikai užaugo 15-16, galima savaitgaliui palikti vienus. Aš važiuoju savaitgaliai su vyru ar žmona, savo santykius kurti, daryti. Ir va tada, jeigu apie tos kotletus, kur nenori pas babą važiuoti, tai valio, paauglys nenori niekur važiuoti ir jisai nevažiuoja, o aš išvažiuoju. Tik ar čia geras elgesys, taip galima, ar kaip šitą situaciją, kaip ją reikėtų interpretuoti? Ar vis tik tais, tą santykį su vyru ar žmona kursiu šiek tiek vėliau, dabar, kadangi ypatingai jautrus jaunimas, vis tik gal aš jį pasiimsiu kartu? Niekada nepasakysiu, kad bendraujant ir kuriant ryšį su vaikais reikėtų kažkaip nebekurti arba padaryti pauzę ir nebekurti santykio su partneriu santuokoje ar bendrystėje. Tai tikrai ne, nes vaikams, kaip žinia, reikia 2 ugdytojų šeimoje. Jeigu dar yra ir aplinkiniai, tai iš vis super gerokai tvirčiau jaučiamasi. Bet grįžtant prie to, nieko tokio, jeigu kartą per ketvirtį ar kartą per pusmetį pas babą kotletų nenuvažiuosim. Nuvažiuosim kitą, nes tai yra rutina, tai yra mūsų dalykai. Bet prastai, jeigu tie kotletai būna tik kartą per pusmetį. Bet čia yra prastas dalykas. Kitas, grįžtant prie paauglių ar ne, ir tai, ką jie mato, yra labai svarbu, nes ką reiškia kurti santykį arba stiprinti santykį? Reiškia, kad ten visko yra. Yra ir saulėtų dienų, yra ir apsiniaukusių akimirkų, visko yra. Labai svarbu nekišti po kilimu ir neslėpti nuo paauglio. Tiek nuo paauglio, tiek nuo vaiko. Tiesiog sakyti taip, kaip yra, kad šiuo metu, ne gėlės žydi, o kitų momentų yra viskas gerai. Taip patiriami sunkumai neturėtų būti paslėpti nuo vaikų, priešingai, jie turėtų matyti, kaip
suaugusiai su tuo susitvarko, kad tai yra įmanoma įveikti. Reikia daryti tą, pabandyti šitą ir aną. Ir tada, žiūrėk, kažkaip dalykai pradeda spręstis. Bėgti, slėptis tikrai paaugliai moka, nes toks amžius, jie turi atsiskirti nuo tėvų, jie turi nebe viską iki galo papasakoti. Jie tikrai turi jau turėti ir savų, sprendimų ir dalykų. Čia yra natūralu, tą reikia priimti. Tačiau nepalikti jų vienų su tais sunkumais ir su tom mintim, kurios užsuka tą, nerimo ruletę, kuri ten sukasi, pabaigos nėra, kaip iš to išeiti irgi neaišku. Tai tėvai yra svarbus. Ar pasimti vaikus savaitgaliais, kai yra skirtas mamos ir tėčio savaitgalis? Tai tada nebe mamos ir tėčio savaitgalis, tada yra šeimos savaitgalis. Tai įsivardinti daiktus, tikraisiais vardais. Vienas dalykas, kitas dalykas, galbūt jūs tikrai kūrėte savo santykį su tėčiu ar mama, va dabar jūs dviese tikrai ties tuo dirbote ir viskas labai fainai čia dėliojasi. Ir kažkaip supratot netikėtai, kad blemba, su tais vaikais čia kažką pramazino. Tai nebepraleiskit. Tai viskas gerai. Jau čia turite sustiprintus dalykus. Dabar tiesiog imkite iš to, kas čia gavosi gerai, įtraukite ir būkite ir skirkite laiką ir vaikams. Tai neturi būti arba. Turėtų būti šitoje vietoje ir. Ir su partneriu, ir su antra puse, ar ne, su savo romantiniu partneriu, su savo gyvenimo partneriu, kurių ryšį. Ir lygiai taip pat kuriu su savo vaikais. Su vaikais, kurie rūpi, kuriuos auginu, kuriais rūpinosi kiekvieną dieną. O dabar nežinau, ar pabėgsiu į šoną, ar vis tik tais šalia, bet vėl, klausant apie suaugusius ir mūsų tėvus, kažkaip atėjo mintis, bet ir mes jaučiam nerimą. Kiek suaugusių dabar mūsų vaikšto pas specialistus, gydydamėsi, ieškodami, išsivalydami savo praeities klaidų, pasiekmių ir dar daug kitų dalykų. Ir tu pats bandai su savim susitvarkyti, o čia šalia turi dar ir paauglį, kuris su savo karštom emocijom lygiai taip pat. Ar persiduoda tėvų nerimas vaikams? Vienareikšmiškai. Va čia apie tą paauglį, kuris tyrinėja, ar aš galiu pasakyti, ar galiu šiandien paprašyti. Ir jeigu mama ar tėtis patys parėję parsineša daug nerimo, gal darbė dalykai vyko, gal sveikatos reikalai, gal tėvai, kurie yra brandoje, irgi reikalaujantis tam tikro ir dėmesio, ir rūpesčio, atsineša ar ne, pareinu su tuo nerimu, kaip su mano tėvais, ne tik tėvais, broliai, seserys, tikrai mes turime pačių įvairiausių klausimų gyvenime, bet tai kaip aš tvarkysiu su nerimu, kiek aš būsiu atviras pasakot, kad pleba, žinai, va čia kažkas vyksta, aš dar nelabai susigaudau, bet, ieškosiu informacijos, pasiklausiu. Mačiau kažkokį podcastą, reikėtų perklausyti, pasižiūrėti, kas tenais. Kolegė pasakoja apie kažką, kas galėtų man pasitarnauti. O, girdėjau, ten kažkas lankosi pas psichologą, pas savo coachingo specialistą, ar pas kitą, ar ne, specialistą, su kuriuo dirba ir tai padeda dėliotis atitinkamai dalykus tam, kad to nerimo būtų mažiau, kad aš galėčiau konstruktyviai įveikti kasdien ateinantį stresą, kad aš galėčiau kažkaip perkeisti situaciją, nes ji manęs nebetenkina, nes mano gal kažkokie įpročiai netinkami, nes gal mano kažkurie santykiai yra tokie, kad aš nesuprantu, kaip iš jų išeiti ir nesuprantu, ar turiu juos išeiti ar perkeisti kažkokius čia dalykus. Tai klausimų suaugusio gyvenime yra NDK, o kur dar finansai, atsakomybės ir patys įvairiausiai kiti dalykai. Bet tai, kad vaikai perima mūsų emocijas, kada mes grįžtam namo, tai vienareikšmiškai. Kuo jie mažesni, tuo jie labiau, kada jie darosi tokie tiek fiziškai, tiek psichologiškai savarankiškesni, gal šiek tiek mažiau, bet dovanokit, stebuklų nebus. Ir net atrodo labiausiai užsisklendęs vaikas, kuris nebendrauja ir ten liktai savarankiškai dalykus nusprendžia ir viską susitvarko.
tikrai jiems tėvų nuotaika ir tėvų vidinė būsena, na, yra tas saitas. Mes esam tokiais nematomais saitais vienas su kitu šeimoje susiję ir žiūrėkit, kai pareina jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, atrodo nieko nesako, bet suprantat, kad kažkas vyksta. Tiesiog nusirengia, nusiplovė rankas, atsisėdo prie stalo, nieko nesako, nei gerai, nei blogai. Bet suprantat, kad, nu, va, dar truputis ir jau galėsit kirvi pakabinti, ar ne, ore. Ir kada pradedi kalbėti, pasirodo, nu, ne apie tave čia. Pasirodo, kažkokias įtampas atsineša iš darbo, atsineša dalykus, kurie ateina, nu, tarsi šleifas. Ir, o kaip kitaip? Tik kalbantis, papasakojant, nei vienas neturime dar tokių skenerių, kad pamatytume, ar ne, kas kito žmogaus emociniam kūne darosi. Tai vienareikšmiškai čia turim kalbėtis, rodyti savo pavyzdį ir, ką tikrai norisi tėvam pasakyti, jūs gal parodysit pavyzdį ir paauglys nesureaguos čia ir dabar. Tai tie, kas augino mažuliukus, žino, kad atrodo, jam pasakei daryk, ai dar nedaro. Ir turi išlaukti, kol jam sueina, žodžiu, visa informacija, kol suveikia viskas jo paties galvytė ir kūnelį. Ir tada jis jau žino, kad tą meškutį reikia padėti ten. Tai čia mažiukams, ar ne? Dideliems lygiai taip pat duoti laiko. Suprasti, išbūti tame. Ir gali būti, kad jūsų paauglys nesureaguos, bet jis bus įsidėjęs. Ir po kurio laiko gal net ateis perklaus kažko. O gal kaip tik tai panaudos ir sakys, mama, atsimeni, tėti, va tada, kai jūs ten kažką, aš supratau tokius ir tokius dalykus. Bet vienareikšmiškai kalbėtis yra labai svarbu. Perklausti. Ir ne tas mano kolegė psichoterapeutė vaikų ir paauglių, jinai sako, nu man atrodo, kad jau visi žino, kad paklaust, kaip tau sekėsi, kaip tavo ši diena. Bet išgirsti, ką atsakė, susidūrus su tuo, ai viskas normaliai, ką toliau pasakyti, ar ne, kaip užvesti pokalbį ir kaip pratesti. Tai va čia, Ieva, aš labai džiaugiuosi, kad tu kuri na, tą tėvų ratą tokį, kuriame ir galite mokytis. O kaip paklausti daugiau, ar ne vien tik tais, kaip tau sekėsi, ar gerai, ar blogai. Bet tiesiog pagilinti pokalbį, girdėti, nevertinant, nepuolant tuoj visko sutvarkyti, leidžiant išbūti, leidžiant pačiam vaikui apmastyti savo situaciją. Galų gale kartu su juo apgalvoti, o tai apie ką čia dabar yra dalykai, o kas įmanoma šitoje situacijoje, o čia realu, o čia iš tikrųjų šitaip dėliojasi dalykai, kas tarp kitko ir kelia nerimą, labai daug tokių nerealių minčių prisikuriant, prigalvojant dalykų, kurie greičiausiai tikrai net nenutiks, bet tai pakviesti vaiką pasvarstyti, o čia taip būna tikrai, o kokie įrodymai, kad čia taip realu. O iš ko tu supranti, kad taip gali nutikti? O ką tu apie tai žinai? O kiek tau dar reikia sužinoti? Na ir visi kiti klausimai, kuriuos, Ieva, tu kaip coachingo specialistė tikrai žinai ir gali su džiaugsmu dalinti su tėvais, va tuo mokėjimu, kurti ryšį su savo vaikais, kuriame ir bus lengva spręsti įvairiausius sunkumus, ne tik nerimo, bet ir kitas problemas. Aš labai viliuosi, net ir tie tėvai, kurie nedrįsta, ar nenori, ar negali ateiti pas coachingo specialistą pasitarti, aš viliuosi, kad jie bent paklausę mūsų pokalbio išsineš keletą raktinių klausimų, kuriuos tu jau paminėjai. Atrodo taip elementaru, bet nesugalvojai paklausti, kaip prieiti iki to artumo. Kadangi gyvuose tėvų ratuose man teko irgi su psichoterapeutais padirbėti, jų buvo labai geras patarimas, aš va čia pasidalinsiu, kada vaikas prašo patarimo kažkokiu tai klausimu, o mes juk visada arba kupini norų patarti, arba mes žinom geriau, kaip turi būti, bet yra labai geras kampas ir aš jį ant savo vaikų jau esu išbandžius, kas man pasiteisino, aš sakau taip. Tu sprendimą, kaip elgtis, turi priimti pats ar pati, aš tik pasakau savo nuomonę, kaip man atrodo.
Ir esu standartinė paauglių mama, jie nepaklausė mano patarimo, jie padarė taip, kaip jiems atrodė, bet kai leidau jiems klysti, jie tada atėjo ir pasakė, žinai, tu buvai teisi. Va čia, kada ateina vaikas ir pasako, vadinasi, jis tave girdi. Ir aš esu tikra, kad vaikai mus girdi. Jie viską girdi, ką mes sakom. Tik jie nepasako, jie neparodo, jie pasako, kad tu nusišneki, krūva visokių kitokių dalykų, bet jie išgirsta ypač tada, kada jie suklysta. Ir va čia yra tas momentas, kaip mes dirbam toliau su vaiku, kai jis sako, žinai, tu buvai teisi. Tai aš tada klausiu, o ką tokioje situacijoje kitą kartą darysi kitaip? Ir jau tada jie pradeda pagal savo mąstymą, pagal savo mentalitetą, pagal savo gyvenimo būdą jau galvoti, ką jie darytų kitaip. Nes ateiti pasakyti, kad tu buvai teisi, yra tik viena. Bet ką jam toliau daryti, jis pats turi prieiti iki to atsakymo. Super, Ieva, kad tu dalinies ir šitoj vietai iš tavo pasidalinimo dar prisiminiau vieną didelę problemą, su kuria susiduria šiuolaikiniai vaikai augantis, na ir tam tikrą prasme jų tėvai. Tėvai turi labai daug kontrolės. O, Dar niekada tiek tėvai negalėjo kontroliuoti savo vaikų kaip šiais laikais. Aš kalbu apie įvairiausias sekimo programėles, apie tai, kad galima peržvelgti tiek ir įrenginius, ar ne, ką jie veikia, kiek laiko ten būna, kuo užsijama, su kuo bendrauja. Norintys tėvai tikrai gali tai daryti. Ir kalbant apie tai, kad kur jų lokacija, ar ne, kokioj vietoj, kelintą valandą, kiek laiko buvo. Iš vienos pusės vienok tai yra labai patogu iš tiesų tėvams, bet kitas dalykas, kas atsitiko, vaikai nebet gali laisvai tyrinėti pasaulio ir savęs, savarankiškėdami. Nes ten, kur aš vienas susimaunu, grįžtų nusibrostinės ar prisdirbęs nesąmonę. Tada mama kantriai tvarsto, klausia, kaip tu kažką pasakau, kažko nepasakau. Na ir va tokiu būdu mokausi savarankiškai išbūti pasaulyje. Ir jeigu kas pasidomėtų plačiau, net, na, kuriasi problemos tokios kaip suaugę žmonės nebedrįsta išeiti iš tėvų namų, nebeturi įgūdžių, nes buvo iki tol labai daug ir tos kontrolės, ir pagalbos, perteklinės pagalbos, kuri atėmė iš vaikų savarankiškumą. Bet čia šitoj vietoj mums su savim reikia tada stipriai padirbėti. Leisti vaikui suklysti. Šitam nuostabiam laikotarpyje, kai šitaip visur aplinkui viskas tobula ir leisti savo vaikui, sąmoningai leisti jam suklysti, nu, žinote, duokit įsitvert kur nors iš tos serijos. Bet kartu girdžiu, ką pati pasidalinai iš savo istorijos, kokia tai yra dovana vaikui. Suprasti, kad ai, tai gali būti, kad aš, nu, ne visai teisingai. Mama kažkaip gal ten būtų ir geriau, ar ne, sugalvojęs ir aš toj situacijai durnai pasilgiau. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jau čia pradeda vaikas mokytis, kad yra, kas žino kažką daugiau. Ai, tai galėsiu nueiti ir pasiklausti pas kažką, kas, na, greičiausiai toj srity žinos daugiau. Tai visų šitų dalykų reikės suaugus. Mes nesame, nepaisant to, kad dirbtinis intelektas ir įvairiausių čia, žodžiu, mandrus reikalai aplink mus. Vis tiek teks vadovautis galų galę savo galvą, nes jeigu savo galvą nesivadovausi, tai tikrai sugalvos kažkas kitas už tave, kur tavo galvą padėti ar ką su ją veikti. Tai apie tą autonomiją vaikų, apie jų savarankiškumą iš tikrųjų verta kalbėti ir dalintis ir diskutuoti su tėvais ir kaip padėti tėvams, vat, na, išstovėti tą, kad mano vaikas jau, žodžiu, čia galėtų ir pats savarankiškai daug dalykų daryti, nes dėja, bet turbūt Ieva ir tu pati girdėjai, yra šeimų, kur mamos dirba taksistem ištisai ir nesvarbu, kiek vaikui metų, 8, 13, 15. Ir yra šeimų, kur pasakė, nu, žiūrėkit, maršrutas toks,
Išlipsi toj stoteliai, važiuosi ten, susitarsi su tuo ir vaikai keliauja patys. Ir kai kurios šeimos būna, na, tikrai priblokštos, ką jūs išleidot, važiuoti jam dar tik tiek metų, o jis jau vienas pats keliauja. Na ir kartais atrodo nejauku, kai 17-metis yra vis dar vežiojamas mamos, kur Sako, ar ten tėčio. tok vieną gatvę toliau aš išlipsiu. Krūva tokių, ypač matau prie mokyklos, kai atvažiuoja už kampo, atveža. Bet gal žinai, gal toliau gyvena, gal nėra galimybės atvažiuoti. Ten daugiau visokių gali būti niuansų. Be abejo, bet va šitoj vietoj, kur išlaikyti tą sveiką protą, kur neperspausti ir kur leisti vaikui tikrai savarankiškumo, tai va tam Ieva ir yra tavo kuriama bendruomenė, kad jūs ir galėtume diskutuoti šitais visais svarbiais tėvams klausimais, nes po vieną netaip paprasta ir lengva yra susigaudyti ir visus dalykus išsispręsti. Labai būna liūdna žiūrėti į tėvus, kurie sako, plemba, praleidau, tai man reikėjo padaryti prieš 3 metus. Tai tam, kad nepraleisti nei 3, nei 5, nei nedaug dievė ten visai, na, 19 metų, tai jau suaugę žmonės išeina ir beliks tik ant anūkų tvarkyti savo kažkokius reikalus. Tai juokas juokais, bet dabar yra tas laikas, kai aš turiu pasidėlioti taip, kad ta investicija laiko šiandien, kuri yra reikalinga, kalbant apie vaikus, jų ugdymą, jų auklėjimą. Ir tai, ką galiu padaryti, jinai turi įvykti šiandien. Nebėra kada atidėlioti, nebėra kada galvoti, nes vaikai auga šiandien. Jie neaugs rytoj, jie neaugs po 3 metų, kai aš įsispręsiu savo verslo dalykus, kai aš susitvarkysiu savo santykius, kai aš save paauginsiu ir paugdysiu ir būsiu jau čia dabar visas toks su savim. Ir tada jau vaikams. Sorry, bet ir tą reiks padaryti vienu metu, jeigu norime, kad tie vaikai būtų tokie, kur kiti sakys, nu gerai, jūsų vaikai tai vat normalūs, o mes tai turime ten savų iššūkių. Tai normalūs vaikai nenutinka, jie yra auginami tėvų, kuriems rūpi ir kurie yra, na, pasiryžę įdėti į tai, kad vaikas būtų, na, va toks, savim pasitikintis, tvirtas. Nepaisant to, kad yra nerimuko, bet jisai žino, ką su to nerimuku daryti, arba asmenį, pas kurį galiu nueiti ir apie tai pasikalbėti, kuris riboja ekranų laiką, kuris užsiima fiziniu aktyvumu, kuris kuria santyki ne tik šeimoje, bet ir už šeimos tą, kuris jį palaiko, veda, skatina keliauti į priekį. Tai daug dalykų ir ačiū labai, Ieva, kad tu dalinies su tėvais šitais dalykais, nes tai yra labai svarbu. Ačiū, Elena. Kaip tik ir norėjau mūsų pokalbio visai pabaigai tą frazę ir pasakyti, kad tau pasisekė, tavo vaikai normalūs. Pas mane tai viskas verda, viskas ne taip. Bet ir tai aš galvoju, jeigu mes jau pastebim, kad tavo vaikai normalūs, o pas mane kažkoks iššūkis, pats laikas turbūt atsisėsti į tą nepatogią kėdę, pastatyti save į labai nepatogią situaciją ir nerti į pokalbį su vaiku ir pasižiūrėt, ar tikrai ten taip viskas negerai yra, kaip atrodo. Tik tais mes turbūt patys suaugę bijom įnerti į tą nežinomybę paauglystės ir tikimės, kad tai praeis. Bet kaip suprantu, nepraeis, o jeigu mes to ir nedarysim, kiek iš tavęs išgirdau čia ir dabar, mūsų vaikai bus tiesiog, jiems bus sunku gyvenime, darbe, jų partnerystės santykyje, jų moksluose, daug, jų tik gyvenimas prasideda. Ir pokalbis yra turbūt ta vieta, nuo kurios reikia atsispirti, net ir tą patį nerimą, apie kurį mes pradėjom iš tikrųjų labai rimtai kalbėti, vis tik tais tu jį gali identifikuoti per fizinį jau. Atsakei momentus, kuriuos yra, bet per pokalbį ir pajausti tą. Ir turbūt nebijoti patiems tėvams nueiti pasitarti su specialistais ir paklausti, į ką man atkreipti dėmesį, kur yra, nes ką tėvai dabar daro, ChatGPT pasiklausim, jisgi viską žino. Mums ir specialisto nereikės.
ChatGPT tikrai žino, bet ChatGPT yra mašina, ne Mhm. daugiau, ne mažiau. Tai mašina gali atsakyti tikrai į daugybę klausimų ir atlikti begalę užklausų ir pateikti nuostabius rezultatus, bet mes esame socialios būtybės, kurios turi jausmus, turi emocijas, turi subtilius dalykus, kurių dar dėja jokia mašina šiandien negali išskaityti. Tai jokia mašina neapkabins jūsų vaiko, jokia mašina su jūsų vaiku neišbus nepatogių akimirkų, jokia mašina nepastiprins ir nepasakys, žinai, bet aš apie tave žinau daugiau, nes į mašiną užklausą įvedate trumputę. O vaiko istorija yra nuo gimimo, ten dalykai dėlioja ir jūs matėt. Jūs esat vienintelis žmogus, kuris savo vaiką mylėsite besąlyginę meilę. Visi kiti uždės vienokius ar kitokius lūkesčius, vienokius ar kitokius pareikalavimus ar savo kažkokius sugalvojimus. O jūs esat vieninteliai, kurie galit visiškai ramiai mylėti tokį tobulai netobulą, netobulai tobulą, bet vieną vienintelį unikalų žmogų, kuris eina per gyvenimą ir susiduria su pačiais įvairiausiais dalykais. O kaip tą pokalbį vesti, tai galite pasimokyti. Man va čia pasidalinimai, aš girdžiu, kaip tu kvieti, sakai tėvam, žinai, atsisėskit su savo paaugliais, tiesiog pasikalbėkite. Ramiai nueikite į tą pokalbį. Bet labai geras dalykas, kad aš pats pasitreniruoju, kaip tos pokalbius daryti. Va tą ryšį ir jeigu atsitiko taip, kad aš nežinau, kad aš nemoku, mašina pati gudriausia neišmokys. Tik tais gyvas ryšys su kitu žmogum, kas tai bebūtų, ar tai coachingo praktikas, ar tai psichologas, ar santykių konsultantas, nesvarbu, kas tai bebūtų, bet tai yra tie asmenys, kurie gali man kaip mamai padėti išmokti kalbėti. Atrodo, tokie paprasti klausimai. Vietoj to, kaip tau sekėsi, o ką tu iš šios dienos supratai apie save? Nu, paprastutis klausimas. Bet išmokti nevertinti to atsakymo, kuris ateis, o tiesiog išbūti tame atsakymė, toliau pasmalsauti, o kas už to atsakymo yra, o kaip vaikas jaučiasi. Kartais tiesiog tenka tikrai pasėdėti, pas specialistą kabinete, pabūti pokalbėje su juo tam, kad išmokti šitų dalykų ir būti, jau kitos kokybės mama ir tėčiu. Tai ačiū labai, Ieva, kad darai tėvų ratą šitą, kuriame jie gali augti ir auginti savo vaikus. Tai ir palinkėjimas iš tavo pusės tėveliams, pačiai pabaigai. Ryšys su vaiku visada, šitas tai bus tikrai taip, ryšys ir santykis su vaiku, kuris ne tik vaiką augintų, bet ir tėvam teiktų tokio gilios pilnatvės, kad aš tikrai dariau maks, ką galiu ir skyriau maks laiko, kiek galiu tam, kad, dabar ramu, jis išeina savarankiškai gyvenimą ir aš žinau, kad aš ten įdėjau viską, ką galėjau, tiek, kiek supratau. Puiku. Ačiū labai tau, Elena. Ačiū, Ieva, ir norisi palinkėti gerų santykių tiek su savim, o per tai ir su savo aplinka visiems, kurie klausė. Tikrai taip. Dėkui. Tai iki visiems. Iki.